taip vyksta pasirašymas, ne? Jo. Aš kažkokį nuojautų turėjau, kad kažką iš pažįstamų sutiksim, bet kad tą kurva sutiksim. Tai va, atvykome į Lago upę. Dabar ruošiam visus daiktus. Eiti apie 5 km į priekį iki pūlo. Pasimatysim ten. Nu ką, pajudėjom. Dabar atstumas laukia mūsų 4,5 km. Vėl tokie kelių miškelį pasivaikščioti. O, jau girdisi upės šnekštimą. Vėžiakas atvarė, tai bus. Jie Suomija atvarė 4 naktį. Neužleidžia? Ne, tai dar net neįvyko. Šiaip užleidžia visi, Tai tada dar bet žinai, nulaužyta, tai Jo. pailsim. Tokios mažos buvo. O. Biškį toliau pratišk neškit. Pavyzdžiui, negali per greitai traukti. Turi natūraliai, kaip pradėjo valdo. Turiu? Jo. Dar ką? Turiu? Geras. Pikta tokia. Jo, ateik. Biškį Gal reikėtų sačiau? Nedidelį ištrauks. Eik čia žemyn. Ištrauks. Koks valas. O, gražus.
Gal sačioką paimti, ne? Dar ką? Nu jo, paimk. Bet jau įkvėpiau orą. Jaukumas. Viskas. Nebereik dar. Nebereikia. Bet yra paukščius sužeista. Matai, kaip paėmė ar pajutei? Paimčiau. Žiūrėk, dar kokia gyva jinai. Tai visabės. Kuro, ten nardė ant to bomberio, kišau, nieko, ble. Neimk užvalo. Ne užvalo, imk. Man atrodo, kad tu imsi užvalo. Nekišk, leisk. Молодец. Sudarėm. Čia kieno toks didelis daiktas. Čia yra padėtas prie to namelio, yra padėtas. Kas čia jie ant nugaros? Žaizda. Žaizda? Matai, palaikai. Pučias? Jo. Reikia erzinti matyti. Yeah. Молодец. Bet nematai, ne? Kas vyksta? Jo nebereikia. Nu gali pamirkti, bet dar gali užsipilti. Užsipilk. Bet čiučiutai. O, užtenka. Nes neturi skęsti. Turi tik prieskonių duoti. Nu? Gerai? Na, zaibės tada. Gerai. O, Kabinkas. bre, noriu atsigert vandą. Nu, kuo atvažiavus į šiaurinę suvalgyt žuvį ir eiti. Ir dabar svarbiausias dalykas. Bet tai būtų gerai pat vodačku dar, ne? Tai yra pat viskio, ne vodačka. Įpilk šlakelį. Gerai vasabis. Vodački. Pol-litrovочки. Čia jau ne 4 ounces, bet 4x4. Nahu, buvau esu supykęs ant suomių, blėt. Pizda, nahu. Nu. Opa. Nu, Chef davai, power. Ačiū, Arturai. Dariau. Oi, ble. Ble, nuostabiai.
Yra, tu pasirodyk. Pabėgo. Manau, kad leik, padėk. Gulės ir šonas. Ne? Daug kovojau, gal. Labai, tai pajudėk. Negalėk. O, lyg. Eina. Viskas gerai. Matė, kad stoja. Nevirsim šoną. Ačiū, Modestai, kad atėjai. Galvoju, nevamojuoju, galvoju, neik, na. Nesimato iš tik toli, kad Čia užkibo aukšto akmento Nu, nesidėjo. aš mačiau, kad tenai šokinėjau vakar, žinai. Bet pagrindas stovi tenai, va, tas, kur matai, toksai bliūdas. Ir aš ten matau. Baltas bliūdas. Jo, ten juda jo, žinai. Bet man ten nekybo. Ai, galvoju, dar pramesiu. Aš galvoju, nuseklu, bėbit, čia bus, žinai, pramesiu. Pūk, na, po pirmo pravedimo. Yeah. Antai dar vienas stovi. O tu matai žuvį? Jo, prieš Nu, tai akmenį. davai, eik. Imk. Jau galvojau, kad, žinai, nekipsant jas. Man šitos blakės, Nu, jinai tokia, Oi, kad čia neina žiūrėti, kas čia yra. Ne? kiek? Kokio čia dydžio kablys yra? Nu, 10, žinai. A, 10, ja. ant mano nagų padėjau, žiūrėk. Va, dydis, bet. Didesnės ir nereikia. Pats matau. Šita, kur remontavom, žinai. Ja. Pirma mano pagauta žuvis ant bomberio. Taip visą kurą. Ne, gyvenime neturėjau tokį kliovą nafig. Geras. Po akmeniu lenda. Palei uolą. Žiūrėk. Dar vieną. Dabar ant ko dabar pagavai? Ant hičo. Ant hičo.
sakė įsitraukti Algiui pats, bet neišlaikė Darkis neraudė. Nu, kažkaip. Blėt, negi paleisi, norim Negaliu. daug replytis. Kupra įsidėjai. Špeliaką. Kur tokį mažų dega, tai net paimtinai. Žiūrėk, kur jis įsigė. A, į tinkliuką. Gerai. Paleisi. Nu, palauk, biški. Nelaižyk, nu čia, ble. Здорово. Pizda čia girdi. Kažkaip baisiai greitai pasideda. Tu čia. Bet tai davė vaistų, kad rankas kokia. Kažką giria. Fū, išprašiau ant tos sausos ir jau musė atsikabino. Persisegė. Aha. Bet visą vaizdą mačiau, kaip pakilo, kaip čiūks tik tai. Nerealiai. Dabar reikia replių, nes mes žuvį turim čia. Tai įsikabino mūsų, ne? Kažkur tai, blėt, šalia pelekų. Tai čia jau iškabinsi taip. Kurva. Neišplauksiu to lašiausiai. Manau, jau netoli to. Netoli to. Bet jis kažkaip... Purvina. Matai, pilvas pasižeidė. Šalta vandenėlį. Dėt. Dabar pirmas klausimas, tai būtų iš viso, aplamai, kodėl mes čia, kodėl Lago upė? Kuris čia, ble, davė šitą idėją? Kodėl mes iš viso atsiradom? Nu kas Algis, bet o Algiui turbūt kas Rulis, ką tau Lago už Ne. kodėl? Aš tą upę pamačiau, kai mes ir į Fildelvą, ir San Fildelvą važiavom. Ir aš pažiūrėjau, kad žemėlapį, yra tokia upė, žinai. Tai, man pačiam kilo tas galvoju, blemba, ir dar kažkaip taip žiūriu per slėnį, teka, žinai. Ne Rulis man pasakė, aš pats man dabar užmačiau tą upę. Bet aš jau tą pirmą kartą, kai mes važiavom, aš mačiau tą upę, žinai, kai man pasakė, kur mes važiuosim. Bet tai... O taip tai aš jau nuo pernai, kai jau antrą kartą mes čia važinėjom po tą kraštą, galvoju, trečią kartą reikia aplankyti visai kitą upę. Nebevažiuoti tas dvi, tai... Kaip sakant, pas mumis idėjų generatorius ir Algis, tai... Jo, bet tu Mes domėjais, pritarėm. kokios čia žuvis, ką... Jo, aš žiūrėjau, Tai blemba. vat apie tą tu papasako, kas toliau tave varė ant tos upės toliau? Blemba, Iš kur tas kablys? man toks biškė, kadangi aš nesu taip angliakalbis geras, bet aš kiek supratau, kad ta upė yra didesnė, ilgesnė. Ir ta prasme, jinai gan faina upė, žinai. Ir dar pažiūrėjau, kad palei ilgi upės tik 30
30 kotų duoda nusipirkti per dieną. Nu, tai blemba galvoju, nu tikrai, nu tokia, jeigu jau labai riboja, tai turėtų būti ir žuvis gera. Bet tokių didelių, tokių, žinai, ten, kad ten kažkas ten tokio nieko nežinojau, bet tik tiek, kad net galvojau, gal čia dvirankių reikia, žinai. Pasirodo, nieko čia nereikia. Nu, žemai ten buvo vieta, kur galim buvo su dvirankiu žvejoti. Na, bet Keletą vien todėl dvirankį vilkti, tai čia neapsimoka. Gal visiškai žemai, jau prie kažkur arčiau žiočių. Nu, jo, Galbūt nebent tenai. ten palei filmukus ten. Bet čia kiek aš tiems, mačiau. kurie sakė, kaip ten vakar sakė. Kur Nu, senoliai ten, kur. nuo 75 metų tie, kurie Kur mėtyt kaip- nemoka. Padėjo Nu. ir gerai yra. Pračekinai. O čia tai visur šaudai be problemų. Bet čia man žiauriai patiko ta upė, karočiui. Man vienu žodžiu iš tų 3 upių, kur čia lankėmės tame pusiasaly, Risfirdelva, Sanfirdelva ir Lago, žinai. Tai Sanfirdelva dedu į Paviesį. Risfirdelva konkuruoja su Lago. Nu, tas konkuravimas toks. Ne to, kad konkuruoja, bet skirtingus. Nu, ta prasme, skirtingus jo. Abi geros, aišku, Risfirdelvas trumpas. Nu ką, tu su tokiu pakonkuruosi, su tokiu. Nu taip, nu jo, kokias čia. Čia žinai. Nu, Bet šita upė turi žiauriai didelės žuvies, didelių žuvų ir karočio pūlų. Mes kai tik žvejojom 2,5 kilo į apačią ir į viršų 3,5. Tai čia yra kiek? 6 kilo. kilometrai. Nu. Per 6 kilometrus aš apžuvinau, skaičiavau 4 pūlus. 4 pūlus. Kokia primink ilgio upė? Blet, nežinau, labai toli. Ten dar nuo šitos vietos į apačią gali eiti 5 kilus ir dar gali į viršų eiti apie 10 kilų žvejoti. Nu jo, sakė. Nu, ir visur yra pūlai. Ir ta prasme, per mūsų 6 kilometrus pūlų yra mažiausiai 10, tarp 10 ir 15. Tai realiai kas 500 metrų turi po pūlų. Eini palei upę, matai laužavietę ir gali Nu. stoti žvejoti. Ta prasme, ten vadinasi ir pūlas. Bet priklauso nuo sąlygų dar. Nu. Jo, mes biškitos sąlygus mūsų. Nu, aišku, nu Nu. vasarą, jeigu blemba po šortais žvejoja, nu, galima suprasti, kad nu, yra ir vanduo šiltas, ir mažai to vandens, iš tikrųjų, žemiausias lygis realiai. Bet ką galima, vat, kaip paneigti, ne visas teorijas tokias, žinai. Sako, vat, žemas vanduo, šiltas vanduo, žvejok naktį, ne? Aš pagalvojau, Viskas dėlė. realiai turėjau taip, realiai 6 žuvis ištraukiau, 3 pabėgo. Nu, skaitau pabėgo jau tas, kurios pakabinės palaikiau. Tai iš tų 9 žuvų vieną žuvis pagauti tik naktį. Visos kitos žuvis ir pagautas vidurdienį. Nu ir kur ta teorija? Ja. Šauna viduryvo saulės, šauna kimba, nu ta prasme, nežinau. Ir pavyzdžiui, naktį buvau žiauriai nesąmoningai žvejoti, nes į tas slėnį ateina rūkas, vėjas, tokie, nu, net jaučiasi, kad nesmagu, net gal ir pagautum, bet net nesmagu žvejoti taip. Dieną išėjai va su šortais ir pagauni žuvį. Man zaibys patiko, aš čia tikrai norėčiau grįžti. Ir dar toks, kada jeigu Vomandis rašinėja atsiminimui, tai kaip jis vakar pasakojo, kad labiausiai jam patinka rugpjūčio mėnuo. Tada nuo tilto į viršų visi pūlai dirba, nes žuvis peršoka tuos laiptus, išeina ir tada ten ant bomberio. Tai rugpjūčio mėnesį taip pat geriausia žvejybų bomberinė. Bet jau žuvis būna tokia tamsi jau. Ne, Ne, sakė, tai iki pat rugsėjo mėnesį dar eina šviežakas. jo, rugsėjo mėnesį eina šviežas. Ir jos čia dabar stoja, sakė, 2-3 savaitės laukia lietaus ir šauna į viršų. Nu. Nu, bet mes Labai- matėm rudo žuvies jau. Ne, nu jo, bet tai ta prasme, kiek ilgai eina šviežakas, įsivaizduoji, visą vasarą. Nu, Iki ir rudens. rugsėjo mėnesį dar eina šviežus. Šlakio ateina. Nu įdomu, rugpjūčio mėnesį, blėt, kaip tie lietus kokie prasideda, įdomu, kaip čia būna, žinai. Nu, Gal ir ne dar, blemba. Žinai, nu, tai visada gali pasižiūrėti, va. Jo. Nu, mes matėm, kad bus šiluma, bet kad tokia šiluma bus, Nu, nu, kad blėda, tokia, aš jo. na. Plus 25 bus, aš negalvoju, kad Čia ant šiaurėje- saulės jaučiu 30 buvau, ne to, kad Aš 25. manau, Jo. kad 30. Jo. O Ispanijoje 40. Nu. Palauk, tą dieną. Tai 10 laipsnių skirtumas. Nu jo. Per pusę žemės. Nu, va,
dar reikia ką reikia. Nereikia iš vis nieko, va. Jokių britkelių net nereikia. Jeigu tokiu oru važiuoji, pasižiūrėjai, jeigu taip šildys, jokių britkelių nereikia. Šitai, va, veiluks iššokai nusipjovęs. Iš esmės balotnikų užtenka, nereikia nieko nešti, skaitikio. Ne, nu buvo vietų, kai reikėjo iki kelienų Nu, brist. Bet iš principo nereikia. Jo. Tai karočią įspūdžiai yra geri, ne? Man tai žiauriai patiko. Iš tikrųjų, biški taip išvargino tas tavo, ble, kaitra. Šilumą, nu. Jo, taip tai būtų viskas gerai, ble, bet aš... Šiluma ir vabalai. Nu, vabalai čia jau Nu, turbūt niekur niekur nedings. nepabėg. Daug. Nu, čia daug iškelį, ypač vakar, bet... Nu, bet supranti, pavyzdžiui, išvarginimą, jeigu būtum pasiruošęs šilumai, nebūtum pavargęs. Nu, gal jo. Jeigu tu eitum be britkelnių, va, su marškinukais, ta prasme, su kvėpuojančiom Jo. kelniam, su hikingo batais, tu nieko nepavargtum. Nu, jo, taip. Bet kada tu slenki, užsidėjęs striukę, megztinį, kad tave neperkastų, užsidėjęs britkelnes, ble, kiaušiai šūta. Prakaituoji, kai... Nafik. Vsio, tai reikia pasiruošti, reikia šiltam orui turėti visokius tos stoperius, nu, visokių uodų. Ir žiūrėti prognozę. Ir koks prognozuoti, oras reikia yra. žiūrėti ir reaguoti, tai ne taip belė, kaip atėjai, pohai, žinai. Viską vilkti, ble. Aišku, naktų buvo šaltų, blėt. Buvo Iš pradžių, šalt jo. naktį, Iš buvo pradžių. 10-12 laipsnių. Nu, buvo keletą naktų ir aš Tos pirmos, nu. drebėjau. Jo. Nu, jo. Tos 2 pirmas naktys. Ne, nu tai kai, žinai, mėgmaišį nesijimi, tai aišku, tai čia... Nu, bet pati upė, tai žiauriai gerai. Nu, man tai pizdės. Tai- Aš, sakau, man San Ferdelva tokia seklyčia, eini, seklyčia ten paliuk. Čia ištisai yra visur, čia belė kur gali stovėti žuvis. Stipriai išreikšti pūlai, kur 100% rasi visada žuvį. Ir blemba, nu, aš, pavyzdžiui, tiek žuvies nesu matęs dar upėje. Bet sutik, dabar kai yra žemiausio lygio vanduo, tai yra, nu, biškis sunkiau rasti. Jie jau stovi srovėjai, nebestovi. Nu, jau dabar Ne, nu grinai tai- išreikšti pūlai, Jo, ten, kur sustojimo vietos. Tai jau dabar yra biški tokia pakankamai sudėtinga jau. Nu, žvejyba Iš buvo tikrųjų, jo, tai nu, tai reikia nebuvo važiuoti lengva gal biškį apgauti. anksčiau, bet reikia tada važiuoti vien lašišų. Ir porą savaičių anksčiau, gal būtų visai kiti rezultatai. Nu, matai, Hebra prieš mumis buvo, kiek jie pagavo ten. Kiekvienas apie 10, kitas prieš 10. Nu, va, tai jau čia jau yra Nu, jo, nu. neblogai. Nu, aišku, bet žinai, didžioji dalis, blėt, prie parduotuvės. Aš taip, ta Nu. parduotuvė, nu, aišku, gal fainiai, kai ištrauki, nu, bet vis tiek, biškelį, nu, ne ta. Nu, Na. ant sausos, kai buvo, tai ten buvo nerealiai. Nu. Kai viską matai, kaip Ne, per, nu, ja, per žinai. filmą, kaip pakyla, kaip akvariume. Na, ja, bet ta tokia, čia kai eini iš tų pūlų išprašyti, vis tiek Na. kažkaip kitoks dalykas. Ir, Ne, sudėtingiau, na, aišku. na, ten, nu, blėt. Ten visi Pusės dabar va, labiausiai. Nu, utelės, blemba. Nu, čia, aišku, neaišku, kas būtų prie didesnio vandens. Nu, Ne, aš dabar Prie mažo dabar- vandens, tai utelytės, kuo mažiau juodų plaukų, va taip va, biškiai sidabrinio kūnelio, ant kūnelio uždėtas akcentas mėlynas arba žalias, bet nelabai ryškus, ir juodi plaukeliai, ir čiučiut, ir vienas koks dublis gučiai, bet viskas mažo. Nu, hičas gali būti didesnis, bet hičai irgi visi juodi, nu, ta prasme, tamsu irgi biškiai tamsesnis akcentų. spalvų. Nu, bomberiai tai čia, žinai, čia. Nežinau, man plakti su to bomberiu dabar, ypač tokioje vietoje, kai neišeidinėja žuvis, nu, tiek darbo įdėta. Ne, nu matai, tas irgi juk neplaka Rangeris. Jisai stebi, žuvis išeidinėja, pistė eina, paplaka. Nu, Pastoviai. bet vakar visą dieną plakti žvejoja, niek Nu, nepagavo, kur nu. šmiksi. Ir į viršų ėjo. Nu, ja. Bet vis tiek pagrindė buvo ne ant šlapių, mūsų sugaudėta ant hičo. Aš pagavau ant hičo 3, ne, lauk, 1, 2, 3, 4 ant hičo, 2 pagavau, ne, 1 ant utelės, 3 ant hičo, 2 ant mažos tos utelykės ir 1 ant bomberio. Tas, kur pagavau. O kur pabėgo ant utelykės vienos, paskui apačioje ant hičo
Ir tą, kur nurovė, irgi ant hičio nurovė. Bet man patiko ant to hičio, aš taip nesu tai žvejojęs, ten pravesdavau su dvirankiu, bet man ten ta muselė tuori užmetus kažkaip juokingai atrodydavo. Bet dabar su to vienrankiu, ypač kai tu matai... Ataka visą ir kai viską ala. Vakar tiek sujuokino ant to bomberio, blėt. Aš mėtau tame akvariume, vieną pakyla 10 cm, vėl atgal, blėt, vėl pakyla 10 cm. Ir tam užmečiau tokį ratą tik padarė, blėt, galvoju, kad tu čia, žinai, su tokiu kračiu. Kažkas šauna tuo momentu, blemba, jai į galvą. Ir jinai su tokia agresija, tokia lanka padarė, kaip pisai tą bomberį, blėt, aš net joks paėmė, galvoju, kas tau čia, blėt. Da pisai, blemba, pisna. Na. Ir ant hičio vakar irgi pakilo, nuo vidurio upės, mačiau, kaip pakilo žuvis, na. Hičis parėjo į kraštą, pakilo, blėt, kai rūrino, blėt. Nu, girdėjot jūs tada ant soliuką, nu, su tokiu, vėl, blėt. Zaibės. Nu tai ką, šiandien atsveikinam su taukai, o ne? Nu jo, šiandien. Bet jau dabar iš pokalbio supratau, kad čia tikrai yra tikslas kažkada grįžti. Jo. Aš tai 100%. Ir čia, ką žinai, čia yra faktas toksai, kad gali ir anksčiau važiuoti ant aukšto vandens, ir vėliau važiuoti rugpjūčio mėnesį. Ne, viskas nuo sąlygų priklauso. Ne faktas, kad kitais metais tuo pačiu metu bus tokius sąlygus. Bet ta prasme, kad tu gali rugpjūčio mėnesį važiuoti, nes ten yra viršui pulai, aš buvau paėjęs, ten tarp pulų pradeda eiti, grinai tokie išreikšti pulai sustojimo. Ir tas sakė, bičias, sakė, didelis žuvis ateina, nusėsta ant dugno, sako, ir jos nelabai matos, jos nešokinėja. Bet pakyla. Supratau. Rugpjūčio mėnesį jau čia skaityk pradeda ir temti. Jau. Prasideda naktis. Nu, aš manau, kad jo. Bent aš Švedijoje, kai buvau... Švedijoje, kai buvo, Švedijoje dar žemiau, blemba. Nu. Tai... Nu, Švedijoje žemiau, čia gal vėliau pradeda temti. Aš pernai, kai su šeima buvau, tai sutemdavau. Buvau vidury. Ne, rugpjūčio mėnesį jau turėtų, man atrodo, pradėti pubiškį. Nu, chujo, herė. Bet, karoči, duos Dievas sveikatus, tai grįšiu aš tikrai. Grįšiu, noriu didelį žuvį pagauti. Pasisamdysi arklį. Sakė, yra 20 kg pagautų, bet po 10, po 15 yra daug, nemažai žuvies. Ir mes patys matėm prie krioklio metrinių žuvų po 20 stovi, po 30 stovi. Nu tai įsivaizduokit, o tokį ant to vienrankį pasikinkis. Jau prasratsa, jau tada tave. Ne tu ją, o į tave. Jeigu neitų iš pūlo, tai tu ją nukankintum vis tiek, pasiduos. Jeigu jie nėra, kur ten nespriektų į apačią, tai jinai nusikankins. Mes su Darka nuėjom į tą pūlą, kur sakau Darka, davai susitarėm taip, blėt, pagauni, jokio padėjimo. Pažiūrėsim, kaip elgsi žuvis ir kaip reikia vienam ištraukti tokiam pūlę. Skaityk, pūlas, skardis, apačiuoja didžiulę rievą giliai, na. Nu ir aš galvojau, kad bus va taip, pagausi ir į apačią. Ir aš galvojau, va, reikės bėgti. O jinai niekur, jinai dar į viršų pašok per vieną krioklį, blėt. Pyst jinai dar į viršų ir va tame bliūdė malis. Aišku, norėjo išeiti, bet dar ką užlaikė, bet jinai vėl tada į priekį. Aišku, didelio žuvies gal taip neužlaikytum. Neužlaikys, jo. Bet aš manau, va, tada jeigu tikslingai gaudys jau didesnį žuvį, nu tikrai nenaudosi 0,29 val. Kur aš nusiploninau 0,265, nahu, kai įsiūla, blėt, nahu, bibidėjau aš tą. Tai va, tiek žinių manęs, tai blėt. Nu į ką, nu į gerai. Atsisveikinam ir laukia kitą kelionę.